Po 3 kelionės dalių, kur lijo, pūtė ir tik retkarčiais šviesdavo saulė, 4 pagaliau priminė, kodėl mes iš viso leidomės į šią kelionę – pasitikti pavasario. Tik ne to teorinio, kur +13 ir šlapia, o tikro su šiluma, kvapais, žydinčiais krūmais ir siaurų Provanso gatvelių žavesiu. Taigi nuotykiai Provanso širdyje prasideda. Pirmasis mūsų kelyje pasitaikė Montpellier miestelis, kuris pasitiko mus kaip senas draugas su šypsena, šiluma ir žydinčiais medžiais. Trumpas pasivaikščiojimas miesto širdyje ir jo jaučiamės, lyg būtume čia gyvenę visą gyvenimą. O lankomų ir gražių vietų čia apstu. Triumfo arka. Ne tokia garsi kaip Paryžiaus, bet vis tiek išdidi. Peirau promenada. Puikiai vieta pasivaikščioti, čia didelės erdvės ir matosi miestas iš aukštai. Iš čia matomas ir Švento Klemenso akvedukas. Romėnų palikimas, kuris primena, kad prancūzai žinojo ne tik kaip gerti vyną, bet ir vandenį atvesti į miestą. Komedijos aikštė. Miesto širdis, kur gyventojai lėtai gurkšnojo kavą ir stebi fontaną 3 Gracijos, kurios beje atrodo daug linksmesnės nei mes po 2 valandų kelionės. Kitas garsus objektas Provence buvo Gardo tiltas. Tai romėnų statybos šedevras, kuris stovi jau daugiau nei 2000 metų ir atrodo tvirčiau nei mūsų kelionės planai. Tai vienas įspūdingiausių išlikusių romėnų akvedukų, pastatytas tam, kad į Nimas miestą būtų tiekiamas vanduo. Ir ne šiaip sau, nuo šaltinio iki miesto vanduo tekėjo 50 km per akvedukų sistemą, o aukščių skirtumas vos 17 metrų. Visiškai be pompų, viskas dėl gravitacijos. Gardo tiltas aukščiausias išlikęs romėniškas akvedukas pasaulyje, 49 metrų aukščio. Jis pastatytas iš kalkakmenio, be jokio cemento, akmenys sveria tonas ir laikosi išdėstyti tik dėl savo formos ir svorio. Romėnai rimtai mokėjo skaičiuoti. Pastatytas be jokio PowerPointo, be Excelio, tik su kalkakmeniu ir užsispyrimu. Šis tiltas ne tik UNESCO paveldas, bet ir puikia vieta pasėdėti, pagalvoti apie gyvenimą ir pasijusti labai mažam ir labai laimingam. Tai tiltas tikrai įspūdingas, labai gražiai atrodo, tokiais dideliais akmenim, iš tokių didelių akmenų padarytas. O visi vietiniai laukia su baidarėm šičia. Matote, trupučiuką pradėjau lynuot, bet oras šiltas, visai malonu. Tai va, kai kurie išsinuomoja baidares ir džiaugiasi taip šituo tiltu. Irgi visai neblogas būdas apžiūrėti, praplaukti po jo. Tai įvažiavimas čia kainuoja 10 eurų. Šiaip parkingas kainuoja 10 eurų, o ta pati kaina eina į bilietą. Tai kiti, kurie atvažiuoja turbūt su autobusais arba su kokiu dviračiu, jeigu žmogus atvažiuoja, tai čia turbūt nemokamai. Tos dienos mūsų nakvynės vieta buvo Saint-Rémy de Provenças, jaukus provansiškas perliukas, kur istorija susitinka su žydinčiomis palangėmis ir fontanais aikštėse. Miestelis žinomas tuo, kad čia gyveno Vincentas van Gogas. Būtent šioje vietoje jis nutapė kai kuriuos garsiausius savo darbus. Pats miestelis ramus, šiltas, apgautas žalumos ir Provansų aromatų. Siauros gatvelės, akmeniniai fasadai, mažytės kepyklėlės, visa tai priminė, kodėl čia atvyksta tiek daug žmonių ieškoti ramybės. Ir tikrai, pavasaris čia kvepia kitaip. Kitą dieną kelias vingiavo aukštyn, tiesiai į Les Baux de Provençą. Tai nedidelis miestelis įsikūręs ant uolos, iš kur atsiveria tokie vaizdai, kad net dronas tampa nereikalingas. Les Baux de Provenças miestelis tarsi iškirptas iš viduramžių komiksų. Įsikūręs ant uolos keteros, Les Baux nuo senų laikų buvo karinis strateginis taškas. Jo pavadinimas kilo iš provansietiško žodžio bau – uola. Miestas klestėjo viduramžiais, čia buvo garsi Les Baux giminė, kuri kontroliavo visą regioną. Les Baux buvo tiek turtingas, kad vietiniai bajorai net mėgo save vadinti karaliais be karalystės. Romantiška, bet truputį arogantiška. Šiandien miestelis vienas lankomiausių Provansų perliukų. Akmeninės gatvelės, rankų darbų suvenyrai, vaizdai nuo uolos, kurie atėmė žadą. Čia pat netoli Les Baux mūsų laukia tikras atradimas – Carrières des Lumières. Tai buvęs akmens karjeras paverstas interaktyvia meno erdve. Įėję jautumės kaip patekę į milžinišką meno sapną.
Ant uolų sienų šviesomis buvo rodomi Van Gogo, Klimto ar Dali kūriniai, judantis pagal klasikinę muziką. Ir tai nėra tiesiog projekcija, visa erdvė sinchronizuota su muzika, šviesomis ir judesiais. Atrodo, kad pats vaikštai paveikslė. Net jei nesidomi menu, šis šou gali išmušti iš vėžių net labiausiai skeptišką turistą. Tai vienas iš tų retų atvejų, kad net vaikai 20 minučių išsižioja tyliai, vadinasi veikia. Dabar eime į viršų pasižiūrėti, apie ką čia rodo. Va, matai, tenai ant tos sienos viskas yra surašyta ir gali pasižiūrėti, ką čia dabar vaizduoja, nes labai sunku yra sužinoti. Ir kiekvieną kartą, kai pasikeičia vaizdai, čia aprašo. Tik tai viena problemytė, kad čia aprašo viską prancūziškai. Tai reikia verstis vėl. Va, dabar vėl keičiasi vaizdas. Ir dabar rodo kažkokį paveikslą, kuris buvo nutapytas 1916 metais. Ir ant visų sienų pasikeičiama. Būtent šito paveikslo improvizacija dabar čia visur aplinkui, kaip gražiai viskas suderinta. Na, super, super. Nuostabi, netgi vasariška diena tęsiasi. Siaurais Provansų keliukais pasiekime Gordes miestelį. Tai vienas labiausiai fotografuojamų Provansų kaimelio. Ir visai nebereikalo. Akmeninės sienos, terasos, vaizdas į slėnį, o visas miestas tarsi prilipęs prie kalnų šlaito. Sustojom apžvalgos aikštelėje. Ir tiesiog stovėjome. Kartais daugiau ir nereikia. Po ramių Provansų kalnelių Rusiljonas atrodė kaip vieta, kur kažkas netyčia išpylė milžinišką kibirą oranžinių dažų ir nusprendė, paliekam taip, bus turistinis objektas. Ir teisingai padarė, šis miestelis garsėja savo natūralių pigmentų ochru, kuris ne tik nudažė namus, bet ir šaligatvius, suolus, turistų batus ir gal net šunį, jei jis per ilgai sėdėjo vienoje vietoje. Šalia esantis žygis garsesnis už miestelį. Tai spalvų takas vedantis per seną ochro karjerą, kur žemė raudona, oras sausas, o vaizdai tokie įspūdingi, kad kiekvienas posūkis šaukia. Fotkink mane. Koros tądien nusprendė pajuokauti, pūtė toks vėjas, kad mūsų šukuosenos virto moderniuoju menu, o kepurės turėjo rimtą pabėgimo planą. Net droną teko skraidinti atsargiai, ne dėl technikos, o kad netyčia nepakibtų vietinių alyvmedžiuose. Nakvynėje sustojome APP miestelyje. Keistas pavadinimas, net nežinau kaip jį tarti. Miestelis ramus, su autentišku senamiesčiu ir kaip paaiškėjo drąsia virtuve. Restorane nusprendžiau, pasiimsiu ką nors vietinio, net neišsivertęs iš prancūzų kalbos. Net padavėjai patarė neimti, bet žemaitis jau apsisprendė, tad nešk čia. Labas. Tai pasirodo buvo avienos kanopa ir skrandis, troškintas daržovėse. Kvapas įsimintinas, skonis dar labiau. Pusę įveikiau, Kristina mane gelbsti su burgeriu. Tai buvo išbandymas. Bet juk kelionės ir yra apie naujus potyrius, tiesa? Va, pavalgėm, nefilmavom tenai, nes buvo kitų žmonių, kurie irgi valgė. Kažkaip nesinorėjo ten filmuoti prie visų. Ir va, matote, apsistojom pačiam centre, taip netyčia gausi. Šitas miestukas vadinasi ATP, nežinau, gal jis kitaip tarėsi prancūziškai, turbūt kitaip, taip keistai tart ATP. Ir šito miestelio mes labai nenagrinėsim, nes noriu nuvažiuoti iki Verdono tarpeklio ir ten praleisti šiek tiek laiko. Tai turime tik tai vieną dieną tenai ir noriu kažkokį tai nedidelį žygį praeiti, bent jau pasižiūrėti, kaip tas Verdono tarpeklis atrodo.
Noriu nueiti iki upės, iki pačios. Va, einu pasiimti mašiną. Tikiuosi, mašinai nieks nieko nepadarė. Žinot, nemokamai, kai pasiparkuoji, gali būti visokių bajerių. Lyg ir viskas tvarkoja. Buvo nuostabi, saulėta diena, kvepianti Provansu. Net vakarykštis avienos kvapas galvoje dingo. Verdono tarpeklis. Tai tarsi gamtos atsakymas į klausimą, o jeigu padarytume tikrai kažką didelio. Ir padarė. Ši vieta dažnai vadinama Europos didžiuoju kanjonu ir nebe reikalo. Stovint ant krašto jautiesi tarsi skruzdėlė prie baseino pakraščio. Tik baseinas 700 metrų gylio ir su vaizdais, nuo kurių akis plačiai atsimerkia savaime. Ant tiek esam geri žygių mėgėjai, kad pasiklydom. O tiksliau pasakius, nepasiklydom, o nusukom nei tą nusukimą, nei tą kelią ir toliau praėjimo nėra. Po to pasitikrinom ir žiūrim, kad reikėjo keturėti. Visus ženklus ignoravom. Iš papradžių ėjom, keliukas visai susiaurėjo. Ai, ne nieko, čia einam toliau, čia viskas tvarkoj. Ne vieno žmogaus nesutikom, eina vieni patys. Keliukas yra pramintas, bet matosi, kad senai nenaudotas. O iš tikrųjų, tai žygis yra vienas iš populiariausių. Tai niekada neskubėkite, visą laiką pasižiūrėkit kelis kartus, pasitikrinkit. Nes naudoju Komoot programą tokią, tai ten pilna tų takų ir vieną ir kitą pusę. Tai nupjoviau grybą, kaip sakant, šį kartą. Ir nežinau, nes yra dabar 5:30. Dabar grįžti atgal ir vėl pradėti tą žygį iš naujo, kuris trunka, kokias 2-3 valandas gal. Ir po to dar 2 valandas mums važiuoti iki mūsų viešbučio. Tai abejoju, ir Kristinai kalbėsiu. Aš gal ir pasirašyčiau, bet Kristina jau šaukė, kad nope. Ne, iš tikrųjų, faina ir buvo čia pasivaikščiot. Palei tokį skardį visas tas, kaip sakant, tarpeklis, bent jau dalis jo, aišku, ne visas. Tas tarpeklis matosi, bet yra vienas dalykas, kad beveik iki pat apačios galima su mašina nuvažiuoti. Mes matėm, eidami žiūrim, kad yra keliukas ir ten mašinų prisiparkavę ir dar važinėja. Tai pasitikrino žemėlapį, yra keliukas tenai nusileista. Ir aš manau, kad mes ten nusileisim iki apačios ir apačios palei upę dar galima pasivaikščioti. Nes ten yra toks ir tunelis, kuriuo galima praeiti. Ir palei pačią tą upę didžiąją prasieiti, gal ir kojas įmerkt pavyktų. Tai manau, kad taip ir padarysim. Einam į turą. Einu ir kažkas kvepia labai. Ir toks pažįstamas kvapas. O kas čia tai kvepia? Galvoju, levandos. Paskui ne levandos. Pasiemu šitą. Patrinu delnuose. Ogi čia čiobrelis. Čiobrelio arbata labai skani. Čia jų belenkiek daug. Tądien oras buvo švelniai tariant vasariškas su pliusu. Termometras vos nepakilo pasidžiaugti pats savimi. Tad šešėliai ir senoviniai tuneliai, kurias radome leisdamiesi į trumpą žygį, buvo tarsi tikras gamtos kondicionierius. Tylus, vėsus ir be jokių elektros sąskaitų. Tai va, nusileidom su mašina iki apatinės dalies, tai čia baigėsi šitas žygis. Žygį pavadinimą neatsimenu, galėsiu paminėti apačioje, bet jisai tęsiasi apie 10 km. Virš 9 km kažkur. Tai pakilimo nežinau, ten apie 700 gal, tai nuo to galo prasideda.
ir praeina palei upę žmonės ir grįžta čia. Mes dabar pasivaikščiosim po apačią. Ir pažiūrėsim, kaip ten. O taip atrodo, dar bus vienas tunelis, kurio bus galima praeiti. Ir pasivaikščiosim palei upę. Gal įmerksim ir kojas. Pažiūrėsim, koks vandenukas. Virtuvėlė su Kristina. Šiandieną bus meniu graikiškas jogurtas, bananai, avietės ir dribsniai. Gerai bus. Avietės jau ištižusios, gavosi uogienė iš aviečių. Ir štai mano rezultatas vakarienės po turo. Tai bus gliukozės ir baltymų kokteilis. Skanaus. Paskutinė mūsų Provanso diena atvedė į Eze miestelį, kuris laikosi kalnų šlaite tarsi dekoracija iš romantinio filmo. Ir ne bet kokio. To, kur visi vaikšto lėtai, geria ekspreso, o fone skamba akordeonas. Nors realybėje labiau skambėjo turistų aikčiojimai ir batų trepsėjimas akmeninėmis gatvėmis. Pakilome į viršų, į senąją Eze dalį, kur akmeniniai nameliai glaudžiasi prie skardžio taip, lyg būtų vienas kitą pamėgę. Žemiau rivjero žydrynė, o aukščiau žydresnis dangus. Vietomis net sunku nuspręsti, kur baigėsi realybė ir prasideda atvirukų fonas. Turistų tiesa netrūko. Buvo toks jausmas, kad visas Instagram susirinko Eze. Bet mums pavyko ištrūkti nuo minios ir rasti ramesnį kampelį, iš kur atsivėrė kvapą gniaužiantis vaizdai į pakrantę ir į Monaką. Iki šios apžvalgos aikštelės teko šiek tiek paeiti, bet parkingas nemokamas, tad leidome savo pasimėgauti vaizdais be jokio spaudimo. Taip baigėsi mūsų kelionė po Provansą, regioną, kur net vėjas kvepia rozmarinais, o akis pavargsta ne nuo vaizdų trūkumo, o nuo grožio pertekliaus. Nors levandų dar nebuvo, bet šiluma, saulės, spalvos ir skoniai viskas kompensavo su kaupu.
kiekvienas miestelis turėjo savo nuotaiką. Vieni šnabždėjo, kiti dainavo, o kai kurie šaukė iš džiaugsmo ir nuvėjo. Kartais žavėjomės romėnų inžineriją, kartais gamtos galia, o kartais drąsa užsakyti nežinomą avienos patikalą be Google Translate. Ačiū, kad keliavote kartu, jei dar nepaspaudėte, paspauskite patinka, prenumeruoti ir tą mažą varpelį, kuris primena apie naujus nuotykius. O dabar pailsėkite, užsimerkite ir pasvajokite apie kitą kelionę. Galbūt po Italiją. Iki greito pasimatymo.